Žurnalas Savaitė. Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. Paulinė premium skalbikliai ir minkštikliai. Apsigaubk aromatu, kuris įkvepia. Yra produktai, kurie sukelia priklausomybę. Jie yra griežtai kontroliuojami. Šiandien keliaukime į įmonę, kur būtent tokius produktus ir gamina. O kas keisčiausia, kad jie parduodami visame pasaulyje, bet ne Lietuvoje. Rūkymas nėra geras įprotis. Jis kenkia tiek pačiam žmogui, tiek aplinkiniams. Tačiau ilgą laiką tai buvo gana įprasta kasdienybės dalis. Lietuvoje svarbus pokytis įvyko 2007 metais, kai buvo uždrausta rūkyti baruose, kavinėse ir restoranuose. Vėliau draudimai išsiplėtė. Rūkyti nebegalima daugiabučių laiptinėse, kai kuriuose viešose vietose, o balkonuose tai draudžiama, jei tam prieštarauja kaimynai. Įdomu tai, kad anksčiau rūkymas net buvo reklamuojamas kaip stiliaus dalis, tačiau šiandien reklama yra draudžiama, o ant pakelių privalomi įspėjimai apie žalą. Dabar vis daugiau žmonių renkasi nerūkyti, o norintiems mesti atsirado įvairiausių alternatyvų. Mitą, kad šios rūšies produktai gaminami kaip bet kuris kitas masinės gamybos daiktas, svarbiausia kiekis, o ne kokybė, bandys paneigti mūsų herojus. Mano vardas Tautvydas Kuliūnas, esu akcininkas ir įmonės direktorius UAB Globalsnus. Kas iš viso tai yra? Ir nikotino pagalvėlė tai yra produktas, kurį tu dedi tarp lūpos ir dantenos ir gauni per danteną tiesiai į kraują nikotiną. Tai čia mest rūkyti, kai meta rūkyti? Jo, iš esmės žmonės būna meta rūkyti, mažina rūkyti, va taip, nes tu atpranti nuo to pačio proceso. Bet visiems procesas labiausiai ir patinka? Patinka, bet su to procesu plaučių lygos, vėžiai ir taip toliau. O čia ne? O čia ne. Nes yra labai skirtumas didelis nikotinas ir tabakas. Tabakas jisai turi apie 80 visokių mikroorganizmų ir gyvūnėlių viduje, kas ten po padidinimu stiklų gali net gyvų pamatyti dalykų. O Žinok, rimtai? Rimtai. Šioje įmonėje gimsta mažas, bet šiuolaikinis pasirinkimas – nikotino ir kofeino pagalvėlės. Tai visame pasaulyje populiarus produktas, kurį renkasi tie, kurie nenori kilnoti cigaretės ir traukti dūmų arba ieško greito kofeino poveikio. Bet šiaip tai nėra Lietuvoje legalus produktas, ar ne? Mes 100% eksportuojam, dirbam maks su skandinavais ir švedais. Tai pas mus apie 98% visos produkcijos išvažiuoja į Skandinaviją. O tai kas yra kokia stadija Lietuvoje? Pilka zona. Nėra tokio produkto, nėra tokios reguliacijos, pilka zona. Mes kažkaip, kai ir startavau su to visą idėją, į Lietuvą visiškai nesiorientavom, kad mes čia kažkokią tai rinką turėti, nes Lietuvoje ir šiaip yra nedidelė rinka. Plačiai pasaulyje šitas produktas visur galima, tarkim, Suomijoje, Švedijoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, visos Europos šalyse praktiškai yra, bet Lietuva neturi. Ką sako, negalima? Kol kas neranda kelio, kaip sureguliuoti. Tarkim. Kad suprastume, tai va į tą konteinerį supiliam pudrą, ta pudra byra į tą konteinerį, jisai sukasi ratu ir per šitą vamzdelį šauna 200 kartų per minutę. Kada šauna, ten pasidaro iš pradžių čia popierius, kuris susivinioja, atvažiuoja iki vietos ir jį sulanksto padaro kaip pirštas. Tada tas pirštas važiuoja į apačią ir ten apačioj kerpa, pučia, kerpa, pučia ir išvažiuoja paučiukai. Po to čia yra į kamerą. Jinai sugeba šauti 60 kadrų per sekundę ir nustatyti, ar paučiukas blogas. Jinai tikrina visą tą kokybę. Šiandien dienai, pavyzdžiui, turim 1983 paučiukus, kurie per dieną buvo blogi, kuriuos tiesiog nuputė nuo linijos. Va jums ir kokybės tikrinimas? Vienas iš kokybės tikrinimas.
O kam kofeino, pavyzdžiui, dėti už lūpas, ką negali kavos atsigerti? Kavos galite atsigerti, bet, pavyzdžiui, turit dėžutį 20 energetinę, ne? Ten už tos 4 eurus nusiperka 20 maišelių, tai iš esmės vienas maišelis stoja kaip vieną kavos puodelį. Tai aš, pavyzdžiui, nemainau ryte kavos į paučiuką, man kava vis tiek tas skanu ir viskas tokiai. Bet kada tu vairuoji, kada tu sportuoji, tau reikia tos papildomos energijos. Vairuoji toliau kažkur, tai yra vairuotojai, kurie sėdi visą dieną toj mašinai, furistai ir taip toliau, ir jie geria tą kavą ištisai ir tos energetinius, kas irgi eina į skrandį, kas irgi yra rūgštis, kas irgi yra negerai. Ir plus reikia sustoti tualetą. O čia tu įsidedi maišelį, gauni kofeino, tu žvalus, tu važiuoji, tu sportuoji. Kokie mes priklausomi nuo visko esam, ne? Jo. Aš dabar klausausi. Podelis. Tai ne to, kad jeigu tau, pavyzdžiui, blogai rūkyti yra, mesk rūkyti, vis tiek ieškom kažkokių pakaitalų, ne? Jo, ieškom. Nu tai žiūrėkit, anksčiau buvo cigaretė, po to atsirado veipas, dabar yra nikotino pagalvėlės, yra visokie pleistriukai, gumytės, jų yra visokių tų rūšių, kaip gauta nikotino. Gerai, aš suprantu, kad jūs norite, kad produktas būtų geras, tai jūs viską ir tikrinat. O kiek čia Lietuvoje dar apie papierizmus pakalbėkim? Turbūt papierizmo tai labai daug, ne? Kontrolės. Ateina pikti dėdės jumis tikrinti, va čia žinai. Neateina. Ai, ne. Ta prasme, yra kažkokie patikrinimai, turbūt metiniai, ne? Kas nors? Yra, pas mus ten buvo, ateina iš muitinės, atvažiuoja pasitikrinti, pasižiūri, kaip ten juda visi dokumentai. Turėjom ten darbo inspekciją, va čia nais, o tarp kitko su darbo inspekcijas dagė mums sako, 3 procentai, kad negausit jokio, nesako, gamybinės įmonės visos gauna kažkokį bent įspėjimą. Tai pavaikščio moteris, sako, nieko, viskas ačiū, viskas gerai, išėjo be jokio net įspėjimo. Tai buvo net ir iš STG, sako, retai tai būna, bet būna. Na, matot, kaip viskas yra gerai. Stengiamėms kontroliuoti visus procesus, kad visos, nes pas mus yra 4 akcininkai, visi akcininkai turi savo rolę ir kiekvienas turi savo skyrių. Tai kiekvienas nėra skyriaus, kuris nėra be akcininko, dirbančio aktyviai. Tai visi procesai todėl ir mums leidžia gan sklandžiai. Verčiau pažvelkime į žmonės, kurie dirba šioje įmonėje ir jų kasdienybę. Jei produktas yra populiarus visame pasaulyje, natūralu tikėtis, kad ir darbo sąlygos bei uždarbis yra konkurencingi. Tokiose įmonėse dažnai vertinamas stabilumas, aiškus procesai ir galimybė augti kartu su sparčiai besivystančia rinka. Nors Lietuvoje yra daug ieškančių ir norinčių dirbti darbą, visada, kur nuvažiuoja, man sako, kad trūksta darbuotojų. Kaip yra pas jūs gamyboje? Jeigu paklaustumėm gamybos vadovės, jinai sakytų, visada trūksta žmonių. Visada. Taip. Bet mes iš esmės labai prisitraukiam daug jaunimo, nes esam patrauklus atlyginimu. Jūs gerai mokate, ne? Mes gerai mokam. Neatsiptelėjau, jūs gerai mokate. Jeigu, tarkim, rinktis važiuoti į Angliją, kažkur dirbti fabriką ar pas mus, tai iš esmės, tokius pačius atlyginimus? Aš sakyčiau, net ir gal ir aukščiau, kai kas gauna. Tai pas mus gamybos darbuotojai tikrai uždirba gerai, mes darbuotojai mokam tam, kad jie būtų motyvuoti ir savo darbą atliktų kokybiškai. Tai gerai, o tai ateiti tada reikia kažko tai mokėti, reikia baigti kokį nors universitetą? Ne, reikia tiesiog turėti motyvacijos, būti kruopščiam, atsakingam ir viską. Šiaip iš esmės visko apmokom, visko parodom, visas duodam, visą reikalingą, visko, ko reikia darbui, viską duodam. Tai kas gali ateiti? Tikrai suprantu, kad turi būti 18 metų, turi būti pilnametis ir gali tik baigęs mokyklą ateiti pas jūs arba skambinti jums ir sakyti, labai norėčiau pas jūs dirbti. Taip, ir turim tokių. Ir ateina, ir dirba. Turėjom ir vyresnių darbuotojų, turėjom ir jaunesnių darbuotojų gamyboje, bet dabar tokia tendencija, kokį 90% yra tarp 20 ir 30 metų. Tokie dirbantis. Nes jaunimui ko reikia? Pinigų. Pinigų? Taip. Bet yra kita dalis. Aš irgi esu jaunimas, man tai irgi pinigų reikia. Tai... Čia kas? Tai yra... Legalu? Čia legalu. Čia visiškai pilnai viskas legalu. Pašalinims draudžiama. Galim per kampelį? Per kampelį pasižiūrėti galima. Čia gaminamas realiai visa ta pudra, kurią mes pakuojame maišelius. Čia gimsta mūsų tas produktas, ta picos tešla. Tai tik skysti pila, ne kažkokį dabar? Ten skyla aromatus, pila skirtingus visokius skysčius, kurie vėliau papuola ant pačių tų birių produktų. Labai daug miltukų čia, labai. Daug skirtingų. Tik tai, kad teisingai suprastume dar kartelį, tai nėra kažkokie miltukai, kurie kenkiantys sveikatai. Bet tada jums reikia kažkokių tai, pavyzdžiui, specialistų, kurie ten, nežinau, chemikai dar kažkokie. Brolis.
Ai, brolis chemikas. Ir yra. Brolis pasibaigė Vilniaus universitetą, išvažiavo po to į Angliją, dirbo farmai, dirbo ar tėvai, tarp kitko, kas liečia tos atlyginimus. Sako, tu pasibaig nanotechnologijas, uždirbsi daug pinigų. Tai tas daug pinigų buvo apie 650 eurų. Nanotechnologijas, bakalaurą, Vilniaus universitete. Ir nė velnio neuždirbo, ne? 600 ten. O po to grįžo. Jisai paprašė, sako, gal man dadėkit truputį, sako, apie 10%, kas buvo apie 60 eurų. Sako, ačiū, viso gero. Išvažiavo jisai į Angliją, dirbo vaistų pramoniai ir po to, kada ta visa idėja atėjo, sakau, broli, grįžti į Lietuvą, sakau, reikia startuoti. Tai dabar ir pakalbėkime apie tą gerą atlyginimą. Turim ten dabar tas motyvacinės visokias sistemas susigalvoja, kurios nuolat, aišku, kinta, bet yra bazinis atlyginimas ir tada yra visi darbuotojai, kodėl jie dirba visi taip labai kolektyviškai ir draugiškai, nes visi yra pririšti prie bendro rezultato. Tai ko jie daugiau pagamina per mėnesį, kuo daugiau išvažiuoja, kuo daugiau įmonė uždirba, tuo darbuotojai daugiau uždirba. Jūs duodat kažkokią tai procentėlį, ne? Nėra lubų. Iš esmės yra fiksas, tai yra fiksas, už tą fiksą yra kiekis, kurį mes ten turim pagaminti, o visas kitas kiekis skaičiuojasi viena dėžė, 240 tokių dėžučių, 12 eurų visam kolektyvui. Tai tas bonusas, jisai sviruoja. Tai kai susirenka, sako, pavarom šią savaitę, atsiraitoja rankovės, uždirbsim daugiau, ne? Taip, tai būna ten. Aš padariau tiek ant šitos linijos, kiek tu, ir ta tokia kova, konkurencija atsiradus, kur jinai ir sveika, ir jiem diena greičiau praeina, ir jie mėnesio gali daugiau. Gerai, o kiek dirbti reikia, pavyzdžiui, koks yra darbo grafikas, ar tai yra sudėtinga? Nes kai jūs man pasakot, kad toks didelis atlyginimas, tai aš taip įsivaizduoju, kad kiekvieną dieną be išeiginių ir varai po kokią 12 valandų. Dirba po 12 valandų, bet ne kiekvieną dieną. Mes dirbam ilgą trumpą savaitę. Vieną savaitę tu dirbi 2 dienas, kitą savaitę 5 dienas. Savaitę dirbi 2 dienas? Jo, tai gaunas taip, jeigu startuojam pirmadienį, tai pirmadienį, antradienį dirbi, trečiadienį, ketvirtadienį laisvą, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį dirbi. Taip. Tada pirmadienį, antradienį laisvą, trečiadienį, ketvirtadienį dirbi, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį laisvą. Tai vieną savaitę 5 dienas, kitą savaitę 2. 5, 2, 5, 2. Ir stabiliai turi vieną savaitgalį laisvą, kitą užimtą, vieną laisvą, kitą užimtą. Galit pasakyti, kiek startas? Tai jau taip visiškas startas atėjo nuo nulio, nieko nemokėdama pirmą mėnesį bus 1200. Tai čia visiškas tas toksai žalias startas. O šiaip tai yra gamyboje, kas uždirba ir iki 4000. Kiek? Ir tiek va. Ir čia ne vadovai, čia ir darbuotojai. Įmonė plečiasi ir jau šiandieną kviečia visus norinčius pasimatuoti šią profesiją, vietą, kur mitai išsisklaido, o svarbiausia tampa kokybė. O dabar dar vienas mūsų laidos mitas. Tiems, kurie labai bijo dirbtinio intelekto, ar tikrai dirbtinis intelektas kažkada pakeis specialistus? Ar įmanoma, jog architektus pakeis dirbtinis intelektas? Pabandykime sugriauti šį mitą. Dirbtinis intelektas architektūroje atsirado ne staiga. Tai buvo natūralus technologijų vystymosi rezultatas. Viskas prasidėjo dar 1956 metais, kai buvo oficialiai pristatyta dirbtinio intelekto idėja kaip mokslo sritis. Iš pradžių tai buvo tik teorija ir paprasti skaičiavimai. Tačiau architektūroje kompiuteriai pamažu pradėti naudoti projektavimui ir brėžiniams. Vėliau tobulėjant technologijoms, dirbtinis intelektas tapo pagalbininku architektams. Jis padėjo automatizuoti rutininius darbus, analizuoti duomenis ir siūlyti sprendimus projektavimo procese. Šiandien situacija dar labiau pasikeitė. Dirbtinis intelektas gali ne tik padėti, bet ir generuoti pastatų vizijas, modeliuoti aplinką ar net kurti visiškai naujus architektūrinius sprendimus. Pristatome šio mito herojų. Aš esu Rokas Mazuronis, architektų gildijos vadovas, architektas. Dirbtinis intelektas architekto nepakeis, bet suteiks naujus įrankius ir priemonės, kaip galima spręsti klausimus, kaip galima bendrauti ir bendradarbiauti. Ir dabartinės technologijos, tokios kaip BIM-inio, jau girdėto daug kartų technologijos sugrįžminimas su GIS-inėm technologijom ir susiejimas su dirbtinio intelektu, duoda galimybę labai greitai ir efektyviai sulyginti duomenis, gauti išvadas ir patikrinti įvairias hipotezės. Dėl to vietoje tiek administruojant miestus, tiek architektams dirbant arba netgi prižiūrint
gatvės įstaigoms priimti gerus, informuotus ir pasvertus sprendimus. Plius dar dauguma apskritai miestų ar pastatų, jie pereina į skaitmeninio, sakant, dvynio režimą. Tai yra, kad to vietoje tiek miestai, tiek pastatai, jie keliasi į debesų aplinką, kuriuose galima ne tik kaip dabar įprasta, kad projektavimo metu ten būna trimatė erdvė, bet taip pat jinai būna panaudojama pastatų priežiūrai, naudojimui, duomenų apsikeitimui. O gali, aš dabar tai bandžiau, kad aš aišku tai praktiškiau norėčiau išgirsti, pačiam, kai esi architektas, tai viską supranti, ar ne? O aš kai nelabai ko suprantu, tai aš pabandysiu išversti savo kalbą. O pavyzdžiui, jūs galite, nežinau, ten miesto, pavyzdžiui, Roma, miesto centre kažkoks labai senas pastatas ir užduoti ten jūsų programai, dirbtiniam intelektui, ar nenukris to miesto pastato stogas ant aplinkui vaikščiojančių žmonių. Čia yra variantas toksai. Mes galime to vietoje, naudojant nuskanuotus duomenis, pasinaudojant galingą ASBIM cloud sistemą, padaryti nuotolinį virtualų susitikimą, apžiūrėti, ten sujungti įvairius žmonės, pradedant ten kokius savivaldybės žmogum, baigiant inžinieriumi ir virtualioje erdvėje, kaip panašiai kaip buvo tas, kaip Facebook'o metaverse ar kažkas tokio. Ir grinai panašių principų, tuos visą tą iki milimetro tikslumą kartu žiūrėti, pasidalinant. Jūs vieni mato tą pačią programą ir mato tą pastatą, ne? Ne, taip pat, pavyzdžiui, kaip yra su AK software tais sprendiniais, tai to vietoje matosi, to vietoje ir kur kiti žmonės tuo metu apžiūrinėja tą pastatą ir tau, pavyzdžiui, jeigu kažkokią vietą kažkas neduoda, tu gali pasidalinti savo vaizdu, kaip tu matai, iš kokio rakurso tą vietą, sudėti savo pastabas, tas ir kiti to pasidalimo dalyviai, jie irgi gyvai matys tą pačią informaciją ir matys tą, ką tu matai. Tai už to vietoje tai yra labai patogus bendravimo ir duomenimis apsikeitimo metodas. Pirmas dalykas, kad jis yra gyvas, betarpiškas. Ir antras dalykas, tai tu tiesiogiai matai ir jeigu reikia, kadangi visi tie duomenys būna sukelti didelio tikslumo, iki milimetro tikslumu, tai leidžia labai tiksliai pasižiūrėti, pasimatuoti, pasigilinti ar dar kažkas. Tai jeigu iškiltų to klausimas, ar kažkas nukris ar nenukris, tai labai išsamei apžiūrėti, pateikti savo, argumentuoti ir pagrįsti natūrinę informaciją labai galima paprastai greitai. Tai gerai, kokios dar technologijos naujos? Kokios yra dar naujausios tos technologijos, kuris nepakeis architekto, bet įrankiai, kurie padės greičiau, efektyviau dirbti? Vienas iš populiariausių, žinoma, kurį dabar žmonės jau pradeda labai naudoti, tai vizualizavimo programas, kur pakeičia tas grafinis medžiagos. O kaip anksčiau buvo, piešdavo su pieštuku? Ne, anksčiau irgi, bet anksčiau būdavo Anksčiau reikėdavo įsikelti, parengti medžiagas, visus kitus dalykus, kad gauti gražų fotorealistinį efektą. Dabar to vietoj viskas daug paprasčiau, greičiau. Kaip? Tiesiog įkeli, pavyzdžiui, gali piešti nuotrauką, eskizą ranka padarytą ir programa iš to iškart padaro labai įtikinamą fotorealistinį tą paveikslą. Dabar didesnis potencialas yra būtent didelių duomenų kiekių valdyme, tas vadinamas tas daiktų internetas, kas irgi yra. Tai yra, kad... Čia naujos specialybės? Čia yra iš naujų specialybių. Taip, tai čia, kaip ir kadangi atsiranda nauji projektavimo, statybos, pastatų valdymo metu nauji duomenų šaltiniai, nauja medžiaga, atitinkamai reikia naujų žmonių su naujomis žiniomis, kurios tuos duomenys valdytų. O čia netinka dirbtinių intelektų, kam reikia naujų žmonių? Ne, vis tiek, dirbtinis intelektas tai yra įrankis. Taip pat, kaip būdavo, kaip irgi per pramoninę revoliuciją, kaip staklės nepakeitė žmonių, bet pasikeitė tiesiog žmonių savybės, kurie dirba su staklėmis. Tai su dirbtiniu intelektu projektavime irgi. Jis be jokios abejonės žmonių nepakeis, bet pasikeis savybės ir kokius tu užduotis sprendi, kaip tu jas formuluoji ir atitinkamai su kokių duomenų šaltiniais tu gali prieiti. Tai va tos naujos specialybės. Atsiranda modeliavimas, BIM vadyba. Taip. Ir BIM integravimas į pastatų statybos procesą bei pastatų gyvavimo ciklą. Tai gerai, o tai pavyzdžiui, jūsų partneriai, ne, Italijoje, taip, jie jau daro tos dalykus, ar ne? Pavyzdžiui, kokį pavyzdį galite pasakyti iš šių darbų? Visiškai neblogą pavyzdį kaip Petro Povilo bazilikos skaitmenizavimo ir vertingųjų savybių dokumentavimo projektą.
kuriame toje vietoje visa Petro bazilika buvo nuskanuota iki kiekvieno mažo kryžiuko tikslumu. Ir toje vietoje visas jis buvo išskaidytas į atskirus objektus ir elementus, kur kiekvienas elementas buvo susijęs su Vatikano archyviniais dokumentais, kur, kada, ką užsakė ir kas jį padarė. Ir tokiu atveju tai yra daug darbo ir kitas momentas, kad pats to proceso unikalumas buvo, kad duomenų masė, šiaip normaliai, jeigu to vietoje nesinaudojant su tai specialiais naujos kartos programinės įrangos sprendiniais, būna nepakeliama atskiram kompiuteriu ir tiesiog nėra tiek vietos, o naudojant tais moderniais debesijos sprendimais, to vietoje nukrenta reikalavimas kompiuteriams ir jinai tampa prieinama. Tai gerai, ar jūs sutinkat, kad pavyzdžiui, yra žmonių, kurie sako, kad tas dirbtinis intelektas atims iš mūsų protelį, mes patys jau nebemastome, tik viskas čia su dirbtiniu intelektu, bet kita vertus, tai mes prieš kiek čia metų arkliais jodinėjom. Tai žinai, negrįšim žirgais joti. Čia kaip, kai skaičiuotuvai atsirado ir irgi sakė, kai atsiras skaičiuotuvai, žmonės nustos skaičiuoti. Jie moka mintinai žmonės vis tiek skaičiuoti, bet tiesiog pats tas mastelis pasikeitė. Tiesiog tokiu atveju, jeigu tu turi skaičiuotuvą, tai tu to vietoje jau biškutėlį sprendi kito lygmens klausimus su ta matematika, o ne kaip stulpeliu du skaičius sudėti arba padalinti. Tai nebūtinai reikia išlipti iš elektrinių mašinų, iš lėktuvų ir grįžti prie arklių. Ne, tiesiog, bet ta prasme, kaip bus elgiamasi, kaip bus bendra, kaip apskritai formuluojami ir sprendžiami klausimai, tai tas tikrai keisės. Taigi, mitas, kad dirbtinis intelektas atims darbą iš architektų, tikrai paneigtas. Jis nepakeičia, o papildo. Tampa dar vienu įrankiu kūrėjo rankose. Idėjos vis dar gimsta žmogaus galvoje, o dirbtinis intelektas tik padeda jas greičiau pamatyti, išbandyti ir įgyvendinti.